Haleluja. Jėzus viešpats. Labą rytą visiems. Taip, Biblijoje matom daug dievotų žmonių, daug teisių žmonių, kurie vaikščiojo prieš viešpatį teisį, jie buvo teisūs. Vienas iš pavyzdžių tai yra mums duotas Juozapo istorija, kaip Juozapą jo tikri broliai išdavė, pardavė, žodžiu, tikri broliai stengiasi jį sunaikinti, ar ne. Bet vėlgi, Juozapo istorija mums rodo tą, kad jis buvo ištikimas viešpačiui, jis pasitikėjo viešpačiu visose dalykuose. Pradedant, kai viešpats jam davė svajonių, sapnų įvairių, ne? Ir paskui būnant įvairiose situacijose, tame tarpe, kai buvo pas aukštą pareigūną, jis ten namuose ūkvedžio ir žmona bandė ten, ta ūkvedžio žmona bandė jį, sakyt, sugundyti, ar ne. Bet jis pilnai pasitikėjo viešpačiu. Jis žinojo, kad ta ištikimybė, jinai atsipirks, jinai tai verta to. Taip pat Jobo istorija, ta pati teisėjo Jobo istorija. Irgi realiai žmogus prarado viską, sveikatą tame tarpe. Bet absoliučiai pasitikėjo viešpačiu, nes žinojo, tas, kuris jį pašaukė, yra ištikimas ir stiprus, gali jam padėti tos dalykus tvarkyti. Tai tiesiog reikia pasitikėti viešpačiu, nežiūrint kokias aplinkybės, kas ten bevyktų, bet tas, kuris pašaukė savo karalystę, jis yra ištikimas tą įvykdyti ir reikia fokusuotis ne į kažkokius aplinkinius dalykus, nežinau, ten įvairias išbandymus ar nuodėmes, tas yra laikina, Dievas yra amžinas. Tai skaitos, fokusuotis į viešpatį Jėzų. Taip. Aliuja, tau šlovė ir garbė Dieve. Amen.